Sveiki visi sugrįžę į Draugo kanalą, mano vardas Kamilė, manau, kad tikrai jau žinote. Šiandienos filmukas yra super greitas, 10 minučių, skliausteliuose, jeigu nekalbėčiau, 10 minučių makiažas, pasiruošimas į darbą, studijas ar į mokyklą, tai yra super paprastas makiažas. Makiažo priemonės labai lengvos, jos neapsunkins labai jūsų veido ir aplamai nelabai jausite, kad kažką esate užsitepusi. Parodysiu tikrai savo mylimus produktus iš Drogo, ką ir pati naudoju praktiškai kasdieną. Galbūt kažką atrasite, kažkokių perliukų, kur norėsite irgi išmėginti, tai jo, manau, kad galime pradėti ir kaip visuomet raginu sekti Drogą įvairiose socialinėse medijose, TikTokas, Facebookas, Instagramas, YouTube ir taip pat sekite mane Instagrame. Ir viskas, baigiu plepėti, rodau, kaip pasidariau štai šį gaivų makiažą. Taip pat parodysiu jums vieną produktą ir 3 skirtingus panaudojimo būdus makiaže. Tai pirmas žingsnis yra gerai sudrėkinti veido odą, tą jau padariau. Ir makiažo pagrindas, BB kremas, kremas su spalva, kaip norite tai pavadinsit. Niekada nepraleidžiu šito žingsnio, visada suvienodinu viso veido spalvą. Kadangi turiu ir randelių, tai noriu, kad jie pasislėptų. Naudosiu Bourjois Healthy Mix Tinted Beautifier. Labai gerai sutrikina odą ir paslėpia mano netobulumus. Spalvą naudosiu Light Medium. Viskas sklaidysiu su kempinėle. Neapsunkina veido odos. Šiek tiek pamaskuoja ir išsilaiko visą dieną. Toliau maskuoklis, be jo irgi neišeinu iš namų ir jį užsitepti man užtrunka 5 sekundės, I swear. Deborah 24 Ore maskuoklis, spalva 03, labai fainas aplikatorius, toks gigantiškas ir aš užsitepu tiesiog po akimis. Išsklaidau su tą pačią kempinėlę. Tam, kad makiažo pagrindas ir maskuoklis išsilaikytų visą dieną, reikia būtinai užfiksuoti matizuojančią presuotą pudrą. Naudosiu iš Bourjois Healthy Mix. Spalva 02 Vanilla. Labai gera spalva. Realiai šita spalva prisitaiko prie viso veido spalvos. Turiu omeny, kad paakiai vis tiek juk šviesesni, nes maskuoklį tepiam. O likusi veido dalis būna tamsesnė. Bet žinokit, man jis kažkaip viską sulieja į bendrą visumą. Ir dengiu su didžiuliu šepetėliu. Toliau suteikime spalvos šiam veidui. Nuo tada, kai pabandžiau šitą bronzerį iš Rimmel, aš jį įsidėjusi savo kosmetinę, visada jį naudoju. Nuostabi spalva, jis beje yra matinis, tai neblizgus. Spalva labai gera, ne per pilka, ne per šilta ir sklaidosi puikiai. Labai patinka. Aš tiesiog pasiemu ir išorinėje savo veido dalyje jį užsitepu. Toks tepšlep greitai suteikia spalvos. Be bronzerio irgi neišeinu iš namų. Jeigu jau dažausi, tai bronzeris tiesiog privalo būti. Toliau, kai ryte ruošiatės į darbą, mokyklą ir studijas, tikrai nėra laiko nusipriešti tuos antakius ir aš pastaruoju metu mėgstu tiesiog juos susišukuoti su geliu. Tai naudoju Bourjois Brow Reveal. Mažiukas aplikatorius, bespalvis ir štai tiesiog susišukuoju į viršų ir mano antakiai visą dieną stovės vietoje. Skirtumas nieko nėra, antakių gelis. Kaip man patinka šitas veido makiažas ir švyti, ir žinau, kad išlaikys visą dieną, labai gerai. Toliau, vienas produktas, kurį galėsite panaudoti ne vienu būdu, o visais 3, tai yra lūpų dažai. Bet aš jas panaudosiu pirmą kaip akių šešėlius kreminius, tada skaistalus kreminius ir galiausiai pagal pagrindinę jo paskirtį, tai yra lūpų dažai. Tai pirmą, ką aš padarysiu, tai užsidėsiu ant akių vokų. Labai graži persikinė spalva beje. Ir išsklaidysiu viską su šepetėliu. Ir šita formulė nėra matinė, ji tokia velvetinė, kaip čia paaiškinus, tokia pakankamai blizgi. Pažiūrėkit, 1, 2 ir akių šešėliai jau yra. Prie šio lūpdažio prieisime šiek tiek vėliau, dabar noriu užbaigti akių makiažą. Visuomet, absoliučiai visuomet, jeigu darausi makiažą ir jeigu turiu ekstra dar 1 minutę, pasidarau pravedimą, naudodama tamsiai rudą spalvą, tai šiuo atveju naudosiu Catrice The Hot Mecca akių šešėlių paletę, labai graži paletė, labai geros spalvos ir blizgių ir matinių yra. Ir pasiėmusi tamsiai rudą spalvą, su tokiu va kirstu šepetėliu, kirstas toks, pasiėmu spalvos ir pasidarau mini eyelinerį. Na va, šiek tiek ryškesnės akis tampa. Volume Glamour iš Bourjois su blakstienų tušo. Įdomu, kiek moterių prasižioja, kai tepasi tušo. Manau, kad visos. Na ką, akis baigtos, toliau galime užsitepti skaistalus. Padaryti tiksliau iš šio lūpdažio skaistalus, tai pasimsiu šiek tiek. 3 taškučiai, 1, 2, 3. Ir viską išlaidysiu su pirštais.
Iškart į kitą pusę dengsiu, nes matau, kad bus per daug. Ir galiausiai lūpų tema. Mano išdrogo vienas iš mylimiausių nude spalvos pieštukų lūpų. Tai yra Deborah. 2 viename gelinis lūpų pieštukas. 2-in-1 Contour and Lip Liner. Spalva 02. Tobula nude spalva. Pasižiūrėkit. Žiauriai graži. Ir pats galutinis žingsnis. Tai yra tą lūpdažį. Beje, jis iš Bourjois. Rouge Velvet Ink pavadinimas. 06 Rose and Merveille. Pasitepti pagal paskirtį ant lūpų. Šiek tiek tai derinsiu ir tada išlaidysiu su hirštą. Super! Na ką ir viskas, mano 10 minučių, jeigu nekalbėčiau, tai užtrukčiau tikrai 10 minučių, 10 minučių makiažas baigtas, žinau, kad jis man gerai išsilaikys, galbūt lūpdažį reikės kelis kartus per dieną pasitvarkyti ir užsitepti iš naujo, bet visa kita labai puikiai išsilaikys. Tikiuosi, kad jis jums buvo naudingas šis filmukas ir pasimatysim kitose. Iki!